Balandžio 25-ąją Prienų krašto muziejuje vyko profesoriaus Algirdo Juozo Motusos knygos Profesorius Jurgis Kriščiūnas Žemės ūkio mokslo ir praktikos darna pristatymas. Profesorių Algirdą Juozą Motusą sveikino Prienų rajono savivaldybės kultūrų, sporto ir jaunimo skyriaus vedėjas Rimantas Šikždinis bei Prienų krašto muziejaus direktorė Lolita Batutienė. Pakalbinome autorių plačiau papasakoti apie naująją knygą. Šiandieną Prienų krašto muziejuje vyksta knygos Profesorius Jurgis Kriščiūnas Žemės ūkio mokslo ir praktikos darna pristatymas. Kaip kilo idėja išleisti šią knygą? Noriu pasidžiaugti ir padėkoti likimui, kad tai yra 7-oji knyga apie Lietuvos Žemės ūkio akademijos, Lietuvos Žemės ūkio universiteto, o dabartinio Aleksandro Stulginskio universiteto profesorius agronomus. Kadangi agronomija buvo nuo pat akademijos įkūrimo 1924 metais pradžios ir šiemet rudenį aš jūs kviečiu visus į mūsų akademiją, į akademijos miestelį. Švęsime spalio viduryje 90 metų mūsų aukštajai mokyklai. Taigi, joje dirbo labai daug iškilių žmonių. Kokios tai buvo asmenybės? Tie agronomai. Dauguma jų buvo mokslus baigę vakaruose ir profesorius Jurgis Kriščiūnas pradėjo studijas Sankt Peterburgo universitete, o baigė Halės universitete Vokietijoje ir tenai apgynė daktaro disertaciją. Ir štai jaunas vyras grįžo į Lietuvą. Taip, ką tik atkurta nepriklausoma Lietuva. Šitaip grįžo profesorius Tonkūnas į Lietuvą, baigęs Maskvos Timirezevo akademiją. Taip grįžo profesorius Vincas Vilkaitis, beje Vilkaitis ir jis suvalkietis, baigęs Berlyno Humboldto universitetą. Ir kiti šviesuoliai grįžo į Lietuvą, susirūpinę jos ateitim. Ką tik atkurta nepriklausoma Lietuva, o nieko nėra. Nėra mokslo, nėra studentų. O nepamirškite, kad tuo jau pat Vilniaus universitetas tapo okupuotas Lenkų ir iš Vilniaus universiteto tapo Steponego Batorego Vilenskio universitetas. Taigi Lietuva neturėjo aukštojo mokslo ir tada atsirado aukštieji kursai, tada atsirado Kauno universitetas 22 metais, o 24 Tutnuvoje atsirado Žemės ūkio akademija, be žodžių Lietuva, Žemės ūkio akademija. Taigi tie žmonės, kartu ir profesorius jūsų kraštietis, Prienų krašto žmogus iš Ašmintos, irgi buvo vienas iš pirmųjų, kuris dėstė akademijoje nuo pat beveik, ne visai, kelis metus vėliau, jos įsteigimo pradžios. Kriščiūnas Jurgis buvo labai plati, labai šviesi asmenybė. Tik apie ją mes nieko nežinojome. Kodėl? Kriščiūnas Jurgis buvo 2 vyriausybių nepriklausomos Lietuvos žemės ūkio ministras. Galit jūs prieniškiai didžiuotis, turėdami Kriščiūnų šeimą savo kraštiečių tarpe. Kodėl? Jūs žinote ir jūs muziejuje jūsų, kur mes dabar esame, yra Kriščiūnams didelė ekspozicija parengta ir jame visi krikščiūnai, visi Lietuvos patriotai. Dalis jų žuvo Sibire, ištremti, kalėjimuose nukankinti. Taip, o kas laukė Jurgio Kriščiūno profesoriaus akademijos, jeigu jisai būtų 44 nepasirinkęs priverstinos tremties į vakarus, tais laikais taip jie vadino, priverstina tremtis į vakarus. Tai labai plačiašakė asmenybė, nepaprastai darbštus žmogus. Beje, baigė jisai Marijampolės berniukų gimnaziją ir gimnazijoje išryškėjo jo gabumai piešti.
Ir jisai piešė labai gražiai, iliustruodavo savo rašinius. Pirmiausia, reiškia, mokinys parašo tenai rašto darbą ir jis aplinkui apipieždavo, apvadus padarydavo, ornamentus labai gražius padarydavo. O kokia likimo irgi ironija, kad neužilgo po kelių metų baigus gimnaziją tėvų namuose kilo gaisras. Ir tas gaisras sunaikino ir jo visus paveikslus, kuriuos buvo piešęs, ir tas molbertas žuvo, viskas žuvo. Bet skaudžiausia, kad žuvo tame jauname žmoguje ta pašaukimas dailiai. Kodėl? Todėl, kad atsitikus nelaimiai, o tėvas turėjo labai didelį ūkį, reikėjo darbo jėgos, ir tėvas pakvietė prisidėti prie šeimos atkūrimo, namų atkūrimo. Reikėjo daug dirbti, reikėjo auginti derlių, parduoti, kad būtų pinigų. Ir tokiu būdu pakvietė tiesiog gražiai, labai gražiai įkalbėjo, kad tu gal eik tėvų pėdomis, eik tokio gamtininko keliu. O buvo labai stipri Petrograde, buvo labai stipri lietuvių studentų bendruomenė ir jis buvo vienas iš aktyvistų. Toks pat aktyvus jis buvo ir Halės universitete po pirmojo pasaulinio karo. Taip pat labai aktyviai reiškėsi. Ir įsivaizduokite, koks gabus vaikas. Baigė Halės universitetą, pateikė diplominį darbą ir profesorė Halės universiteto jį įvertino puikiai ir pakvietė jį išplėsti, papildyti daugiau literatūriniais nagrinėjimais ir pateikti daktaro disertacijai. Po metų laiko Krikščiūnas Jurgis apsigynė daktaro disertaciją. Įsivaizduojate, tai koks turėjo būti diplominis darbas, kad profesūra jį pakviestų. Dabartiniai būtum doktorantūrai, anais laikais aspirantūrai, taip, ir per metus laiko jis padeda daktaro disertaciją ant stalo ir ją apsigina. Jaunas grįžta į Lietuvą ir čia iš karto antrais metais tampa žemės ūkio ministru. Jisai buvo jauniausias žemės ūkio ministras nepriklausomoje Lietuvoje. Tai jo yra idėja ir idėja pagimdyta ir idėja įgyvendinta, kad ir dabar mes Lietuvoje turime bandymų stotis. Žemdirbystės institutas buvo, dabar jis yra Lietuvos agrarinių miškų mokslo centre, taip, bet tame centre yra ir Rūmokų jums suvalkiečiams žinoma bandymo stotis Vilkaviškio rajone, ir Joniškėlių bandymo stotis Pasvalio rajone, Samališkės buvusi bandymo stotis Klaipėdos rajone. Beje, pirmoji bandymo stotis jau buvo įkurta Alytuje. Bet paskui ją perkelė į Varėną, vadinosi Varėnos bandymo stotis, bet iš tikrųjų visi bandymai yra Perlojoje ir dabar yra Perlojos bandymo stotis. Toks buvo tikslas ir dabar tos bandymų stotis gyvuoja. Tai profesoriaus Jurgio Krikščiūno idėja.